Labas visiems, sveiki atvykę į mūsų virtualią realybę ir šį kartą Vilius atsinešė kažką keisto. Tiesą sakant, jis turėtų šitą video čia pasakoti, nes jis didžiąją laiko dalį praleido su šitu daiktu ant galvos. Man visą laiką net porą nuotraukų pasidariau, gal net vieną įkelsim. Jis man labai priminė tą personažą į Cyberpunk, kur atvažiuodavo visą laiką susirinkti nukentėjusius ir sakydavo, this is the trauma team. Ir papasakosim jums apie mūsų patyrimą, gal net ne apie patį produktą, labiau mūsų patyrimą. Tai yra Meta Quest 3. Ne S, o normalus Meta Quest 3, 500 GB. Apie gigabaitus neturiu ką pridurti, bandėm suprasti, kuo tai skiriasi. Apart to, kad tiek, kiek jūs turite viduje atminties įsirašyti programinę įrangą iš Meta Store. Jo, tiesą sakant, aš sužinojau, kad egzistuoja Meta parduotuvė tik vakar, kai Vilius šitą daiktą atsinešė. Tai įsivaizduokit, Facebookas turi savo Meta Store ir aš apie jį nieko nebuvau girdėjęs. Ir kas įdomiausia, kad ar jūs turėsite 100 GB versiją, 128 ar 512, tai įprastai perkant telefoną, tai kaina šiek tiek skiriasi. Bet kadangi šitas daiktas Lietuvoje jis parduodamas, bet tokių kaip oficialių distributorių bent jau aš sąraše neturiu, tai kartais gaunasi, kad 120 GB nusipirkti gerokai brangiau negu 512. Nuo ko tai priklauso, aš visiškai neįsivaizduoju. Ir dabar visiems daug kam kyla klausimas ir daug kas yra, esu girdėjęs tokių pokalbių, kad Facebookas priverčia susikurti Facebooko akauntą tam, kad viską pasiruošti. Na, kadangi jisai verčia susikurti Meta akauntą, o Meta akauntas ir yra Facebook akauntas, tai taip, atsakymas aiškus. Vilius minėjo, kad galima tikriausiai skipinti ir bandyti su Oculuso akauntu bandyti prisijungti, bet vis tiek jūs turite turėti akauntą, kad įsilogintumėt, kad matytumėt parduotuvę, nes jums reikės atsisiųsti aplikacijų, tuo apie tai pašnekėsim. Ir netgi teko skaityti Reddite, kad jeigu jūs su šitu daiktu pakeliausite po pasaulį ir, sakykime, vieną dieną įsijungsite Europoje, kitą dieną galbūt įsijungsite, nežinau, Amerikoje arba Afrikoje po sėkmingo skrydžio, žmonės būna užbaninti, nes jie yra palaikomi hakeriais. Aš nežinau, ką galima su šitu daiktu hakinti. Gal jūs papasakosite, bet jie yra palaikomi hakeriais, įrenginys, jo akauntas būna užbanintas ir pats įrenginys tampa kaip ir neypatingai naudojatinas. Tai šitą turėkite omeny, kad tokių nuogirdų yra. Mes gal nebandysim, nes šitas daikčiukas kainuoja, pradėkim nuo 550 maždaug eurų. Bet vėl kainos labai sviruoja, jūs tam pačiam Amazon galite rasti ir už 750 tą pačią versiją, ir už 550. Tai apie kainas aš nekalbėsiu, nes visi tiekėjai, su kuriais tenka mum dirbti, turi oficialias gamintojų patvirtintas kainas, o šis daiktas nekeliauja per juos, tai aš negaliu pasakyti, kokia reali kaina. Eikite, nežinau, kainos LT ar dar kažkur pasižiūrėkit patys. Tai va, susisetupinimų reikalingas akauntas. Man kiek teko pačiupinėtis, atrodo įrenginys visai ergonomiškas, patogus, joystickai normalūs. Aš šiaip realybės akinius paskutinį kartą naudojau prieš kokius 2-3 metus, kai buvo dar naudojami, žinote, tai, kur tokios kaip kolonėlės su jutikliais aplinkui stovi, milžiniškas laidas per nugarą keliauja, toks kaip iš matricos vos nestilium. Ir pats įrenginys toks sunkus buvo, užsidėjus, akis žvairuodavo ir pavargdavo, tai aš paskutinį kartą tada naudojau. Ir tai progresas yra per tuos metus, tai pažengė iki tiek, kad dabar jūs gaunate apie 2 valandas žaidimo, su beveik 2 valandom krovimo kažkas tokio. Nereikia jums jokių išorinių sensorių, jokių... Viskas atliekama, turbūt kaip ir automobilyje, su kamerom, čia, jei neklystu, yra... Iš čia atrodo, kad yra kaip minimum 4 kameras, apačioj yra kameras, tai čia tikriausiai erdvės suvokimui.
Viduje irgi kažkoks sensorius yra, dar tiksliai nesu tikras, kam jisai naudojamas. Visa tai yra padaroma vienam įrenginyje. Galų gale net ausinės senose įrenginiuose būdavo kišamos į ausį ir jungiamos. Čia ausinės net yra integruotos ir garso kokybė, kaip garso kokybė, esant reikalui galite prisijungti išorinės su 3,5 jungtimi, bet taip visą tai patobulėjo. Galų gale ant joystickų atsirado normali vairalazdė, vis dar žaidimuose išlaikomas tas senovinis nusitaikiau ir paėjau, bet manau, kad ateityje tai galėtume pereiti prie vos ne konsolės vairalazdės stiliaus, kur jūs galėtumėt galbūt vaikščioti su jomis į kairę į dešinę ir šiek tiek įvesti dinamiškumo į patį žaidimą, tada galbūt ir žaidimai taptų šiek tiek aktyvesni, nes iki šiol, kai mačiau, visi žaidimai yra, turbūt ta part Beat Saberio, visi ganėtinai yra lėtai judantis. Ir viskas yra būtent dėl to, kad prisitaikiau ir paėjau į priekį. Tai viskas patobulėjo, per tuos metus labai smarkiai pasikeitė, smarkiai patobulėjo ir iš tos pusės viskas gerai. Iš pramogų pusės, na, pradėkim nuo, sakykim, tam pačiam Reddit'e, domėjausi prieš bandant, domėjausi, kaip tai veikia, ir žmonės sako, kad filmų žiūrė. Nu, pabandėme mes pažiūrėti, YouTube'o kokybė galbūt labai smarkiai nenukrenta, jeigu žiūrite apie konkrečiai vaizdą, bet labai smarkiai priklauso, kaip akiniai priglūdė, kaip jūs susireguliavę lęšius, ar nėra to tokio hercų, kaip ir atrodo pakaktų, bet jau aš jaučiu tą tokį minimalų drebulį. Tekstas, jeigu, tarkim, žiūrėsite filmą su subtitrais, tai geriau tada nežiūrėkit, nes man teksto ryškumo trūksta, aš jaučiu tą CRT monitoriaus pojūtį, bet ne tą gerą CRT monitoriaus pojūtį, nes geras CRT monitoriaus pojūtis yra tai, kai prisijungi PlayStation 2 prie CRT monitoriaus, sėdi atsilošęs ir žiūri ir matai tą PlayStation kokybę. Čia CRT pojūtis yra toks, tarsi tu būtum arti prie CRT monitoriaus ir aš, skaitydamas tekstą, įžvelgiu tos taškelius. Nežinau, kas tai yra, gal kiti nepastebėtume, mane tai labai nervina. Taip, žiūri tos taškelius ir norėtųsi toliau pasitraukti. Tai galbūt reiktų lęšius pasireguliuoti šiek tiek ar dar kažką. Tai filmai man žiūrėti nepatiktų, nebuvo progos Netflix'o išbandyti, nes Netflix'o nenaudoju jau 3 metus ir nenaudosiu, supikau ant jo savo laiku. Tai nebuvo progos išbandyti, gal Netflix'o appsas būtų patogesnis, nes norėtųsi filmą žiūrėti ne kažkokiam virtual rūme, o visiškai juodam kambaryje, įsivaizduojant, imituojant kino teatrą, kad vaizdas būtų pailgas, šiek tiek išlenktas ir visiškai juodam fone. Tokiu atveju galbūt aš galėčiau atsipalaiduoti ir įsivaizduoti, kad filmą žiūriu. Ir tai jeigu jis būtų be subtitrų. Tai filmam, sakyčiau, ne, darbui, aš tai turbūt žvairas patapčiau, jeigu ilgai su juo dirbčiau. Skaityti, dėlis buvo įjungęs paskaityti LRT, pasižiūrėti kaip, tai trūksta to tokio gal 120 Hz pojūčio, nes atrodo scrollinimas kaip ir veikia, atrodo scrollini ir gali pasižiūrėti ten koks straipsnis ir panašiai, bet aš jaučiasi tas toks, nežinau, žingsniavimas, va taip pavadinčiau, jaučiasi žingsniavimas. Ir problema teksto ryškume man vis tiek išlieka, tokia pati kaip ir filmą žiūrint. Na, bet tai nėra profesionalus produktas ir tai nėra kažkokia tai cyberpunk ateitis, kur vaikštom su virtualia realybė ir namie viską junginėjame su rankom. Galų galia čia joystickai neprištinės. Grįžkim prie pramogų, žaidimai. Tai žaidimus galite žaisti pirkdami labai brangias versijas aplikacijų, tai tie patys žaidimukai, tie patys Beat Saberiai ir vis kiti dalykai yra Metos parduotuvėje su gerokai didesniu ankainiu negu, tarkim, Steam ar kažkur kitur. Ir jūs jį galite nusipirkti ir jūs galite tiesiai iš šio įrenginio leistis, nes viduje gyvena, mano žiniomis, pakankamai nebloga geležis. Bejo, paminėti, tai šitoj versijai viena akis yra berods 2000
Apie 2000 pikselį kiekvienai akiai yra skiriama. Tai galite taip žaisti, bet, gaunasi nusipirkate įrenginį už 550 eurų ir dar už kiekvieną žaidimą po 40 eurų mokate, kai galite Steam'e jį gauti per seilą už 12, už 8. Tai norėtųsi žaisti per kompiuterį. Ir tada prasideda labai įdomus dalykai. Yra Steam VR aplikacija, kuri yra nemokama kartu su Steam'u, nes Steam'as labai daug sukišo reikalų į VR, ypač kai savo VR versiją kūrė. Ir išbandėm būtent Half-Life Alyx, kuris nebuvo progos Metro išbandyti, bet kol kas atrodo, kad Half-Life Alyx yra kaip ir vienas iš tų tokių einamiausių arba geriausiai išdirbtų VR žaidimų, kur suteikia tą erdvinį pojūtį. Juolab, kad prisideda ir Half-Life'o nostalgija, nes tai yra Half-Life'as, kaip jis juokauja, tai trečias Half-Life'as, kuris neturėjo išeiti. Yra reikalų susisetupinti. Visų pirma, tai reikalingas yra geras kompiuteris, galbūt ne tiek procesorius ar pats kompiuteris, bet vaizdo plokštė, nes Vilniaus 470 Superis, kuris turi 12 GB ramo, jis visą laiką kaip minimum 10 GB buvo suvalgęs. Ir tai ne dėl to, kad žaidimas labai daug prašo išpaišyti. Žaidimas, net jeigu pažiūrėsite į Half-Life Alyx, tas žaidimas nėra labai demanding. Aš net nesu tikras, jisai ray tracing ar kažką tai panašaus turi. Nesu tikras, galbūt turi. Bet pačios aplikacijos, kaip sakykime, pats Steam VR'as apie 4 GB video atminties suvalgo pati aplikacija. Nežinau, kam jinai gal kažkaip buferiuoja ar kešiuoja ar dar kažką, nes pats žaidimas vyksta jūsų kompiuteryje. Tada jis yra kažkokiu tai būdu apdirbamas ir per bevėlį tinklą vyksta transliavimas į jūsų VR akinius, kurie visą jūsų inputą, kurį jūs duodate, realiu laiku atiduoda į kompiuterį, tada veiksmas vyksta. Tai čia gaunasi kaip žaidimus, kaip ir streamingas, bet tam reikalui turi dalyvauti ir kodekai, ir vėlgi priklauso nuo jūsų vaizdo plokštės, kokius kodekus jūsų vaizdo plokštė palaiko. Ir reikalinga ta papildoma atmintis, tai yra komplikuota, sakyčiau, susisetupinti. Ir Steam'as tai yra lengviausia dalis, nes Steam'as siūlo savo VR programėlę. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, esate multiplatformos vartotojas, sakykime, turim Xbox'o Game Pass'ą, turite Epic Store daug žaidimų, arba konkrečiai šitų, ir jie neturi integruotų nemokamų VR streamingo aplikacijų, ar kaip čia pavadinus, ir tada jums reikalinga yra kažkokia universali aplikacija, tai yra Virtual Desktop, jei teisingai vadinasi. Ir čia kita magija prasideda, nes ta aplikacija, priklausomai nuo naudojimo VR, jinai dar kainuoja apie 20-25 eurus priedo. Tai smagus daiktas, bet kiek aš jį bežiūrėčiau, tai man toks vaizdas, kai čia jums paletė, ačiū už paletę, ir dabar kraukit ant jos pinigus. Kažkaip taip panašiai atrodo. Nusipirkai VR, labai gerai. Bet prie VR, kad laikyti, matot, jis toks visas baltas, labai švarus, kol kas. Būtų gerai turėti dėžutę. Šią dar pinigėlę. Tai gal Oculus ausinių reiktų. Šią dar pinigėlių. Reikia streamingo appso. Šią dar pinigėlę. Reiktų gal iš Meta parduotuvės nusipirkti, nežinau, Beat Saberį ar dar kažką. Tai, be problemų, šią jums 3 kartus brangesnė versija negu Steam'e. Tai man toks atrodo kaip pinigus siurbintis daiktas. Bet pramoga ir įspūdis pirmas yra wow. Ypač tas momentas, kai tu toks žiūri skeptiškai, ir tada Vilius po beveik valandos kankinimuose sako, tai užsidėk, pasižiūrėk, toks, op. Ir tada pasijunti balkonę Half-Life'o pasaulyje. Wow. Tai tas wow yra tikrai vertas, bet aš sakyčiau, gal nevertas nusipirkti jį. Čia aš sakyčiau, kad įsirenkat 2 žaidimus, susirandat kažką, kas nusipirko, pasiskolinat savaitį, pereinat tos 2 žaidimus ir sakot, čia buvo smagu. Mes netgi juokavom, galima būtų daryti tokių dalykų nuomos paslaugą, bet
aš neįsivaizduoju, kaip jį kiekvieną kartą reiktų dezinfekuoti, nes lipdukų perspėjančių apie tai, kad nenaudoti skystų valiklių, tai buvo sočiai. O jūs, kai matot, jisai yra baltas ir nepaisant to, kad jisai tikrai yra patogus ir tie susireguliavimai, senajame, prisimenu, tose senose įrengėse netgi toks varžtas būdavo, kurį sukdavai tam, kad prisiveršti. Čia viskas atrodo pakankamai nespaudžia, malonu ir prisiglaudžia fainai, bet, toks guminis, bet jisai, tas baltas yra su tokia tekstūra ir ta tekstūra sugers viską. Bus vakarėlis, valgysi čip traškučius, nusivalysit rankas, brūkšt, sugers, pastovės dulkėse sugers, praeis katinas, šita dalis, jeigu prie katino prisilies, tai jūs čia jos niekai neišvalysite. Jeigu aš tokį daiktą jau tikrai man visiškai būtų blogai ir man reikėtų jau pagalbos ir aš jau tokį daiktą sugalvočiau spręsti, pirkti pats, tai aš norėčiau visiškai juodo. Vat visiškai. Ir ne tai, kad juodo, kad šitus pasikeisti juodus. Žinau, kaip įsivaizduoju, kaip būtų juodas. Nusipirkau šitą, tada dar sukišau 100 eurų, kad nusipirkti juodus šitus. Ne, aš įsivaizduočiau jį turėti visiškai juodą. Man atrodo, Steam'o VR'as buvo visiškai juodas. Buvo tik Steam, Valve ir Steam logotipas baltas. Juodas. Ir ne tas juodas, kur čia toks juodas tipo pilkas, bet kad būtų juodas. Įsivaizduot, kaip juodas atrodo. Tai toks juodas galbūt būtų labiau praktiškesnis. Tai man trumpas toks video gavosi. Aš jo beveik nesinaudoju, aš sakau, čia šitoj vietoj Vilius turėjo sėdėti, bet jisai kamerų beje, tai mane čia pakišo po traukiniu. Ir dabar aš jums pasakoju apie dalyką, kurio net nebandžiau ypatingai. Tai wow efektas buvo komplikuotas vaizdo plokštės, jeigu naudosite, jeigu pirksite su tikslu žaisti savo PC žaidimus, minimum jums reikia 12 GB, minimum. Su 8 net nėra kalbos, 8 jums tikrai neužteks, minimum 12 GB, dar geriau, kad būtų 16. Ir jums nereikia, kad ta vaizdo plokštė būtų labai galinga savo renderinimu. Jinai tiesiog turi turėti daug atminties, nes jam jas kažkodėl reikia. Jeigu pirkti tikriausiai, aš nežinau, bet Vilius minėjo, kad S versija turbūt labiau konkurencinga. Kokybė šiek tiek prastesnė, vizualinė, bet kadangi jisai veikia kaip streamingo daugiau įrenginys, jeigu berbevėlį susijungiate, tai ta kokybės jos niekada neišlaušite maksimaliai, tai gal S būtų versija konkurencingesnė ir kiek apie porą šimtų eurų pigesnė. Tai plius minus apie porą šimtų eurų pigesnė. Tai ta versija gal būtų labiau konkurencinga. Ir jeigu kas nors iš jaunų žiūrovų žiūrite, pasidomėkite, nes yra limitas, nuo kada galima jos pradėti naudoti, nes yra šiokių tokių dalykų, kas liečia jaunus, jauną auditoriją, vaikus ir naudojamumą, tai yra, kas liečia apribojimai gydytojo dėl akių. Tai yra labai svarbu. Pabrėžiu. Na, šiam kartui tiek ir iki kito karto. Kitą kartą gal kažką pigiau ir įdomiau taisim. Ate.